Aš esu Ramūnas Katinas, kartu dirbam su visa šeima. Pagrindinis mūsų amatas tai yra aliejaus spaudimas. Tikro, kaimiško, šalto spaudimo aliejus. Pagrindinis mūsų aliejus yra linų sėmenų aliejus, tas senovinis lietuviškas aliejus, visų žinomas, visų vertinamas. Spaudžiam kanapes dabar, spaudžiam kitus aliejus. Lietuviai aliejų spaudžia nuo labai senų laikų, kaip spaudė senovėje, tai labai panašiai spaudžiame ir mes tą aliejų. Spaudžiame senoviniu, kaimišku, hidrauliniu būdu. Spaudžia mediniai bačkutei, todėl jis išlaiko absoliučiai visas savo gerąsias savybės, nėra jokios sąlyčio su metalais. Ir jisai, tas aliejus, pats tikriausias aliejus, koks gali būti. Ta, ką mes supylėm sėmenys, ką paspaudėm, tas išbėgo. Tai yra pats tikriausias aliejus kaimiškas. Žaliavas auginamės patys, taip auginamės kartu su kitais ūkininkais, sudarę sutartis. Tas auginimas, aišku, kartais būna problematiškas. Technologijos ištobulėjo, bet nežinau, ar tai gerai, kaip kuriam aliejui. Sakykime, jeigu kalbam apie ten kažkokį tai rapsų aliejų ar saulėgrąžų aliejų ar kažkokį tai panašų, tai tos technologijos labai gerai, kad tobulėja. Bet kas liečia sėmenų aliejų arba tų pačių kanapių aliejų, tai jo negali spausti karštuoju būdu, jį gali spausti tik tai šaltuoju būdu, o šaltuoju būdu pramoniniais kiekiais ir spausti jo nelabai išeina. Kadangi kuo galingesnis presas, tuo jisai labiau kaista, o kuo labiau kaista, tuo tas aliejus darosi nebevertingas ir netgi kenksmingas. Kaip mes sakom, parduotuviai galite pirkti bet kokį aliejų išskyrus linų sėmenų aliejus. Linų sėmenų aliejus parduotuvėje pirkti negalima. Kur yra bėda aliejaus galiojimo trukmėj, nes sėmenų aliejus yra greičiausiai gendantis iš visų aliejų. Tai yra, kaip aš sakau, kaip šviežias pienas. Jis yra natūralus daiktas ir šviežias pienas, jeigu jisai natūralus, jisai pagenda per kelias dienas. Taip pat yra su sėmenų aliejum. Parduotuvėje jisai gali būti jo galiojimas uždėta metai laiką, bet iš to tikro aliejaus ten visai nieko nėra. Daugiausia laiko užėmė išsiaiškinimas to gerojo būdo spaudimo aliejaus. Ne su kažkokiais šiuolaikiniais standartiniais raiktiniais priesais, o to tikro išgavimo aliejaus būdo. Tai kas daugiausia laiko užėmė ir paskui tų visų mūsų priesų konstravimas. O pats spaudimas tai yra, čia nėra verslas, čia yra daugiau hobis, daugiau pomėgis, daugiau malonumas. Čia iš to kažkokią didelę verslą negali padaryti.